Sveiki, šiandien su Ramūnu važiuojam į kalnus. Nusifilmuok. Tuoj parodysiu kalną. Kalnus? O, kalnai matos. Bet ne į tuos važiuosiu. Du. O čia Ramūnas. Tas pats. Taip atrodo ir važiuosi į kalnus. Tai va. Ramai! Ei, tu taip neštuk stipriai. Važiuokit, čia kiškius važinėt. Porą žodžių draugams ir pažįstamiems. O, važiuoju kažkokiu keliu. Nieko nematau, aplinkui daug medžių ir... Nežinau. Faina čia. Kuo arklėjimų moka. Taigi, važiavome keliu ir pamatėme tiltą geležinkelio. Tai va, radom kažkokią gražią vietą kalnuose. Kokiais kalnuose? Nu, ne kalnuose, kažkokiuose lygumuose. Tai va. Mašinas važiuoja gražias, naujas visas. Bažnyčia atrodo nieko įspūdinga. Akmeninė. Palauk, bet čia parodysiu. Man patiko tas biškiuk. Nu gerai. Tai va, radom tokį statinį. Church Irland. Jo. O mums reikia... Kur mums reikia? Glenmalų radom. Tai į tą pusę, į kalnų pusę gal. Kur mums reikia? Reikia žemėlapį pažiūrėti. Reikia atidžiau paieškoti. Beveik atvažiavom. Pirmieji kalnai. Bet nieko nesimato. Ei, du! Va! Ei! Pasirodo. Ja. Nors nelabai jie kažką turi ką kirsti, bet vis tiek kerta. Save nusifilmuoti, irgi įdomu. Na, bet ir tam jiem kertas, tai čia nieko kertas, kažkoks digelis kert šaklis. A nu nieko neišpjausi, balkas šitie. Nu, išpjauna, nedara kolus ganyklams. Gerai, važiuojame. O, toks namelis. Matais, aš nežinau. Дальше parašytai filmuok. Ja, tuoj. Oi, šitą nedribau. Spartus rašymus. Airiai pamato tokių dalykų nemato, kad be rankų važiuotumėm. Ką? Airiai čia be rankų nesivažinėjai. Oi. Serpentinukai tokie. Malkiniai. Varyk, varyk greičiau. A mes eisim kokį kalną. Bandysim. Bliama, važiuok toliau, aš negaliu kalnų žiūrėti. Palikau 700 eurų užstatą, tai nenorėčiau sudaužyti aš to daiktą. Į tavį. Gerai, poilsio reikia.
Waterfallas. Nuo viršaus. Mane tam vaizde pagaut. Palauk, nedabar. Taip papaliuokštis leidžiasi. Bulius, nefilmuok, nereikia. Viskas, o čia Ramūnas stovi šalia. Tai va, važiuojam. Va, kaip čia dabar. Oi. Oi. Visi airiai alų geria. Todėl keli laisvi lietuviam. Tokiem kaip mes. Taip, Ramūnas eina į papartyną. Visas kalnas apaugęs paparčiais. Va, biofizikas. Aukštas, man lūgė. Visas kalnas. Mata, kinų sieną. Sumažinta kinų siena, Ramūnas sakė. Bet čia tų sienų daug tokių. Avytės ant kelio. tą vaizdą pafilmuok horizontu. Nu, Ginsmanas tas visai. O jau sargas įgadaini kali. Bet žiūrėk, jis gerai nešas. Bet jeigu jas Vilnas nekirtas 10 metų. Lietus pradės lyti, nu. Negerai biški. Negerai. Kažkas parašyta, bet aš nesuprantu. Viskas parašyta. Prisiminimų kažkoks akmuo. O dabar čia upelis, nei praplauksi, nei nuskęsi. Va, tą viršūnę mums reikėtų pasiekti. A ne, Ramūnai? Ką? Aną viršūnę mums reikėtų pasiekti. Toliau nelabai gerai važiuotim, saugu, negrįšim, ačiū iš vis. Grįšim. Tai apžiūrėsimės to namo architektūrą. Visas absoliučiai iš akmeninių plytų. Langiukai tokie neįspūdingi. Ne tavo durų nėra, ne? Užeikime į vidų. Žiūrėk, altorius kažkoks. Kažkoks altorius, tai aš. Židinys galbūt. Vienas. Štai prirakinam dviračius. Tai apžiūrėsim mūsų kilometražas. 33 km 98 metrai. Dabar pusė 9. Pats manis 43. Važiavom 2 valandas iki čia. Tai va, tokia informacija. Vidutinis greitis 17. Kai jis dar pasakys, maksimalus 46. Na, čia jau nesvarbu. Taip. Tuoj parodysim, kaip rastus čia airiai. Vėl, kai yra trosai, kažkur nueina nuo kalno parsigabena, paskui su traktoriu išveža. Tai va, prasideda kelionė pėsčiomis. Pirmyn. Nu jau ne.